Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 88 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie Static Abstract elementus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kartais įvyksta tokia situacija, kad mums reikia priversti kažkurią klasę, kurie implementuoja tam tikrą interfeisą, turėti ir tam tikrą static elementą. Ir tai mes galim padaryti, jeigu interfeise aprašysime Static Abstract elementą. Jeigu mes parašysime taip tokiu būdu, klasė arba struktūra, kuria implementuos tą tipą, būtinai turės sukurti ir tam tikrą static metodą. Ir kaip matote, jeigu to metodo pas mus nebus, tai čia vyks klaida. Mes sakome, kad būtinai viduj tos klasės turi būti toks static dalykas. Kam tai mums daryti, jeigu polimorfizme pas mus nedalyvauja nekaip static elementai? Ir iš tikrųjų kol kas gali būti neaišku, kol mes nekalbėjome apie apibendrinimus. Bet kai mes pakalbėsime apie apibendrinimus, jūs suprasite, kam to reikia. Ir taip pat, kaip prisimenate, pas mus visi operatoriai yra static, išskyrus indeksatoriaus operatorių. Ir mes galim priversti klasę turėti tam tikrą pliusą, minusą arba kažkokį kitą dalyką. Tas kodas, kurį aš dabar parašysiu, gali būti jums dabar neaiškus, bet tai yra pavyzdys, kaip mes galim pritaikyti tokį interfeisą, tokį Static Abstract elementą. Ir dabar mes galim iškviesti tą metodą su A ir su B tipu. Ir vienu atveju mes gausime A, kitu atveju mes gausime B. Ir kaip jūs prisimenate, pas mus beveik kiekvienas tipas turi tokį metodą kaip parse arba tryparse. Ir tas parse ir tryparse pas mus ateina iš interfeiso iParsable, kur mes nurodome, o į kokį tipą mes viską parsinsim. Ir lygiai taip pat viskas veikia su interfeiso iAddition operators, naudojant kurį mes galim sudėti du objektus. Tai mes sakome, kad ten būtinai pas mus bus plus operatorius. Tai jeigu aš dabar sukursiu vektor 3 ir aprašysiu ten addictive operatorių, tai aš būsiu priverstas realizuoti ir plus operatorių. Ir aš nurodau, kad pas mane operandas iš kairės pusės ir iš dešinės pusės bus vektor 2, o rezultatas irgi bus vektor 2. Ir dabar galim realizuoti tos dalykus. Kas yra tas check dalykas, mes kalbėsime truputį vėliau. Kol kas nekreipkite dėmesio. Ir ką duoda mums toks dalykas? O tai, kad mes galime aprašyti kažkokį apibendrinimą. Dar kartą pakartosiu, kad apie apibendrinimus mes kalbėsime truputį vėliau. Dabar tiesiog žinokite, kad mes galim priversti turėti static elementus. Ir tame apibendrinime mes galim aprašyti kažkokį plus operatorių. Ir tai atrodytų plius minus taip. Kol kas atrodo baisiai, bet mes galim praeiti pro visus elementus ir tos elementus sudėti. Ir mes tai galim iškviesti kaip su intais, taip ir su double tipu, taip ir su mūsų vektoriais. Mes galim sukurti daugiau vektorių ir paskaičiuoti sumą. Ir paleidus tą kodą, mes gauname teisingus atsakymus. Tai mes vieną kartą aprašėm tą funkciją ir daug kartų galim tą funkciją pritaikyti su skirtingais tipais. Bet apie tą kodą, kuris yra parašytas čia, mes kalbėsime truputį vėliau. Truputį vėliau mes išsiaiškinsim, kaip būtent veikia tas kodas, kuris yra čia parašytas. Dabar jums reikia suprasti, kad mes interfeisuose galim turėti Static Abstract elementus ir mes priversime klasę, kurią implementuoja tą interfeisą arba struktūrą, realizuoti ir tam tikrus static elementus, kurie yra pas mus aprašyti interfeise. Dabar jūs žinote, kaip tai padaryti. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą į video aprašymą. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.